Šiandien šiame pristatyme aptarsime, kaip klimato kaita veikia labiausiai paveiktus pasaulio regionus. Panagrinėsime, kokį poveikį jie daro bioįvairovei, žmogaus veiklai ir visai gamtiniai aplinkai. Taip pat apžvelgsime pagrindinės problemas, su kuriomis susiduria šie regionai ir kaip klimato kaita keičia žmonių gyvenimo sąlygas bei ekosistemas. Arktis. Šiandien šyla net 2-3 kartus greičiau nei likusi planeta. Dėl to sparčiai tirpsta ledas, ypač vasarą. Tirpstant Grenlandijos ledynams ir Arkties kyla jūros lygis, todėl ateityje kai kurios pakrantės gali būti užlietos. Dar viena problema. Tirpstant amžinajam įšalui išsiskiria metanas, labai stiprios dujos, kurios dar labiau šildo Žemę. Keičiasi ir vandenynų srovės, todėl pasaulyje gali padažnėti neįprasti orai. Baltieji lokiai, ruoniai ir arktinės lapės praranda savo namus, taip pat sutrinka maisto grandinė. Kai mažėja ledo, mažėja planktono, tada mažėja žuvų ir kitų gyvūnų. Išvada. Kyla jūros lygis, nyksta gyvūnų buveinės, spartėja klimato kaita, keičiasi oras pasaulyje. Kaip jį stabdyti? Mažinti taršą, naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius, taupyti elektrą ir kurą, saugoti gamtą ir miškus. Sahelio regione nuolat didėja temperatūra, o karščio bangos tampa vis ilgesnės ir stipresnės. Dėl klimato kaitos krituliai tapo labai nepastovūs, kartais ilgą laiką vyrauja sausra, o kartais pasitaiko staigios ir stiprios liūtys, kurios sukelia potvynius ir niokioja gyvenvietes. Viena didžiausių problemų šiame regione yra dažnėjančios ilgalaikės sausros. Jos naikina augaliją ir apsunkina žemdirbystę. Dėl to plinta dykumėjimas. Derlinga žemė palaipsniui virsta dykuma. Be to, dirvožemis praranda derlingumą dėl erozijos ir per intensyvaus naudojimo. Šie pokyčiai smarkiai veikia gyvūniją ir augaliją. Mažėja rūšių įvairovė, o gyvuliai dažnai žūva dėl vandens ir maisto trūkumo. Ūkininkai praranda derlių, todėl didėja badas ir skurdas, o žmonėms tampa vis sunkiau išgyventi. Taip pat senka vandens ištekliai, todėl tarp bendruomenių kyla konfliktai dėl vandens ir žemės. Dėl sudėtingų gyvenimo sąlygų daug žmonių yra priversti migruoti į kitus regionus ar miestus, ieškodami geresnių galimybių. Visa tai prisideda prie politinio nestabilumo ir konfliktų stiprėjimo šiame regione. Maldyvai yra viena žymiausių pasaulio valstybių. Jų vidutinis aukštis siekia tik apie 1–2 metrus virš jūros lygio. Dėl klimato kaitos sparčiai kyla jūros lygis, todėl kyla reali grėsmė, kad kai kurios salos ateityje gali visiškai išnykti. Taip pat dažnėja stiprios audros ir potvyniai, o pakrančių erozija pamažu naikina paplūdimius. Šylantys vandenynai sukelia koralinį balimą, todėl žuvų koraliniai rifai nyksta kartu su žuvų rūšim. Dėl šių pokyčių mažėja žuvų ištekliai, todėl kenčia žvejyba ir turizmas, pagrindinės šalies ekonomikos šakos. Be to, gėlo vandens atsargos mažėja. Į klimato kaitą tęsis, Maldyvų gyventojai ateityje gali tekti persikelti gyventi į kitas šalis ir tapti klimato bėgliais.